Sveiki kolegos! Šios dienos mūsų tema – paslėpto užtrauktuko įsiuvimas. Noriu Jums parodyti būdą, kurį visada rekomenduoju tiems, kurie dar tik tai mokosi siūti paslėptą užtrauktuką, tam, kad Jūs jį įsiūtumėte teisingai ir iš karto kokybiškai, kad nereiktų daug kartų ardyti ir nervintis. Pirmas darbas, kurį mes turime padaryti, tai aišku nusipirkti paslėptą užtrauktuką. Jums rekomenduočiau nusipirkti užtrauktuką kokybišką. Kokybiški užtrauktukai, kitoje pusėje jūs pamatysite tokias raides IKK. Tai yra kokybiškų užtrauktukų, toksai ženklas, jisai tikrai bus jums geras užtrauktukas, maloniai užsitraukinės ir pakankamai ilgai laikys gaminyje ir neišpliš. Jums reikia nusipirkti 20 cm ilgio užtrauktuką. Pasimatuokim. Taip, iš tikrųjų užtrauktuko ilgis nuo galvutės iki pabaigos yra 20 cm. Be abejo, užtrauktuką mes parenkame pagal audinio spalvą. Jisai matysis tik tai va štai šita galvutė. Visa kita bus paslėpta sijono viduje. Prieš siuvant užtrauktuką būtina paklijuoti užtrauktuko įsiuvimo vietą. Mano užlaida yra palikta 1 cm. Reikia išsikirpti 2 klijinio įdėklo juosteles 20 cm ilgio ir 1,5 cm pločio. Štai 2 juostelės iškirptos 1,5 cm pločio, 20 ilgio. Ir svarbiausia, kad tos juostelės nesitemptų taip į ilgį. Jūs galite išsikirpti iš paprasto klijinio įdėklo, jūs galite naudoti gatavas juosteles, bet esmė yra tame, kad juostelės plotis yra parenkamas pagal užlaidos plotį. Mano užlaida yra 1 cm, juostelės plotis bus 1,5 cm. Vadinasi, užtrauktuko įsiuvimas eis per paklijuotą užlaidos vietą. Juosteles klijuosim iš blogosios audinio pusės prie vieno krašto, nuo viršaus ir taikant pagal kraštą ir prie kito krašto. Priklijuosim su lygintuvu. Paklijavus užtrauktuko įsiuvimo užlaidas, jas reikia apmėtyti. Apmėtysim visą siūlę nuo pradžios iki pabaigos ir, kaip jau jūs turbūt ir žinote, mėtysim iš gerosios audinio pusės. Apmėtom vieną kraštą ir kitą kraštą. Kai užlaidos apmėtytos, sudedam detalės kraštus gerosiomis pusėmis į vidų. Sudedam ir labai svarbu sutapdinti viršutinį ir apatinį kraštą. Susisegam smeigtukais. Būkite atidūs kolegos, todėl kad apmėtant gali šiek tiek deformuoti siūlės kraštas. Išsikirpom tiksliai, siuvam tiksliai. Segam smeigtukais, statmenai arba įstrižai žymim siūlės vietą. Mano siūlė yra 1 cm. Nuo viršaus paklijuotoje vietoje paliekam tarpą užtrauktukui įsiūti. Nuo viršaus žymime 18 cm ir mes susisiūsime siūlę štai nuo šitos vietos iki pat apačios. Kaip galit matyti, mano filmuke užtrauktuką įsiuvinėsiu taip pat 1 cm pločio siūle, jį darysiu po to ir užtrauktuko įsiuvimas eis jau per paklijuotą vietą. Einam siūt. Susisiuvus siūlę, kurioje bus užtrauktukas, ją išlyginame skleistai. Lyginam tik tai iki tos vietos, iki kurios pažymėjom, kad įsiuvinėsime užtrauktuką. Šitas užlaidas pakolkas paliekame taip, kaip yra. Dabar einam daigstyti užtrauktuko. Imam užtrauktuką ir ant gerosios sijono pusės prie krašto užtrauktuką padedam taip žemyn galvą. Viršutinis užtrauktuko kraštas turi būti nutolęs nuo sijono viršaus 1 cm. Galit pasižiūrėti, atstumas nuo užtrauktuko galvutės iki sijono viršutinio krašto yra 1 cm.
todėl kad juosmuo prisisiūs 1 cm pločio siūle. Atsegam užtrauktuką ir dabar reikės pridaigstyti štai šitą užtrauktuko pusę prie gerosios sijono pusės. Daigstom per vidurį užtrauktuko, darydami labai tankius, stiprius dygsnius. Kadangi mano susiuvimo siūlės plotis yra 1 cm, tai ir užtrauktuko dantukai yra nutolę 1 cm pločio atstumu nuo krašto. Šitas atstumas turi būti 1 cm. Jeigu jūsų užlaida yra 1,5 cm, vadinasi, jums reikės užtrauktuko kraštą šiek tiek atitraukti nuo siuvimo užlaidos. Daigstom visą užtrauktuką iki pat pabaigos. Užtrauktuką daigstome iki pat pabaigos. Va čia jau prasideda nugaros vidurio siūlės susiuvimas. Vadinasi, daigstom iki pat štai šitos vietos. Paskutiniai dygsniai turėtų būti labai tvirti. Užtrauktuką mes prisiuvinėsime su paslėpta pėdele. Todėl jo pradžia ir pabaiga turi būti labai gerai įtvirtinta, kad pėdelė mums jo nenustumtų. Padarom keletą dygsnių ir daigstom kitą pusę. Norint pridaigstyti kitą užtrauktuko pusę, reikia užtrauktuką vieną kartą atversti ir dar kartą atversti. Ir dedam jį vėl prie krašto. Vėl užtrauktuko galvutė centimetras būtinai nuo viršutinio krašto. Dantukai nutolę per centimetrą nuo užlaidos ir vėl daigstysim per užtrauktuko vidurį nedideliais dygsniais. Dygsnio ilgis yra kažkur apie 5 mm. Kai įdaigstėme užtrauktuką, reikia būtinai patikrinti, ar viskas susidaigstė kokybiškai. Va taip jis atrodo, žiūrint iš gerosios pusės, viena ir kita pusė. Užtrauktuko jokių būdų negalima užtraukti, nes jisai įsisiuvinės su specialia pėdele iš vidaus. Viena pusė pridaigstyta ir kita pusė pridaigstyta. Ir užtrauktukas galima sudėti lygiai šituos kraštus ir pasižiūrėti, kad jisai gulėtų ir viena ir kita pusė to lygiai, kad niekur nebūtų jokia užlaida sulaikyta. Kad būtų vienodas pridaigstymas, tai yra labai svarbu tam, kad iš karto įsiūtumėt kokybiškai užtrauktuką. Užtrauktuką įsiuvinėsim su specialia pėdele. Jos yra arba metalinės, arba plastikinės. Jų apačioje, va čia yra tokie 2 ranteliai, 2 grioveliai. Užtrauktuko dantukams va čia va įdėti. Tai yra speciali pėdelė skirta paslėptam užtrauktukui. Einam siūt. Siuvant kairį užtrauktuko kraštą, dedam į kairį griovelį. Nuleidžiam pėdelę, pataikant užtrauktuko dantukus į kairį griovelį. Kai siūsime, jums reikėtų užtrauktuko dantukus šiek tiek prilaikyti su pirštu, kad jie stovėtų va taip va stačiai. Visiškai va taip išguldyti jokių būdų negalima, nes adata gali užkabinti apačioje užsilenkusius užtrauktuko dantukus. Šiek tiek va taip su piršteliu prilaikykit, kad jis va taip stovėtų stačiai. Taip jis lengviau prisisiuvinės. Mes siūsime visiškai arti užtrauktuko dantukų. Va čia va, koks 1,5 mm nuo užtrauktuko dantukų. Pėdelė viską darys pati, jums tik tai reikia šiek tiek prilaikyti užtrauktuką. Be abejo, pradedam siūti. Pradžioj ir pabaigoj darysime užtvirtinimus. Dygsnis yra standartinis
2,5 mm. Atkreipkite dėmesį, mes jau privažiavome prie susiuvimo siūlės pradžios, tai yra užtrauktuko įsiuvimo pabaigos. Noriu Jums parekomenduoti užtrauktuką susiuvinėti, nedasiuvant iki šitos siūlės pradžios 1-2 mm, kad šitos siūlės, žiūrint vieną į kitą, būtų per labai nedidelį tarpelį. 1-2 mm tikrai užtenka. Be abejo, daugiau susiuvinėti jo negalima, nes bus labai nekokybiškas galo įsiuvimas. Taigi, užbaigiam, nepriėjus iki šitos siūlės pradžios, per maždaug 2 mm. Tam, kad žinotumėt, kurioje vietoje konkrečiai reikia užbaigti, jūs galite savo pasižymėti užtrauktuko įsiuvimo pabaigą. Pasižymėsim pabaigą, vadinasi, mano užtvirtinimas baigsis va štai šitoje vietoje. Na štai, įsiuvome vieną pusę, va čia matosi mano užtvirtinimo pabaiga, ties pasižymėta linija ir parodysiu, kaip atrodo iš kitos pusės. Va štai, užtrauktukas yra įsiūtas. O čia yra tas tarpelis, 2 mm tarpelis tarp nugaros vidurio siūlės susiuvimo ir užtrauktuko sutvirtinimo. Va šitas tarpelis. Taip, užtenka 2 mm. Po to, kai jau jūs būsite labai įgudusios, jūs galėsite užtrauktuką įsiuvinėti šitas siūlės darant sudurtinai. O dabar kartais tie 2 mm labai pagelbsti, po to išlyginant, ir užtrauktuko įsiuvimo galas visada būna kokybiškas. Štai ir prisisiuvom abi užtrauktuko pusės. Neskubėkite ištraukinėti šitų daiksto siūlų, jie mums pravers, kai mes prisiuvinėsim užtrauktuko štai šitas užlaidas prie siūlės užlaidos. Na kągi. Reikia užtraukti užtrauktuką ir pažiūrėti, ar kokybiškai jisai įsisiuvo. Užtraukinėjam. Verčiam į gerą pusę. Štai. Įsisiuvo užtrauktukas. Abi užlaidos prisisiuvo prie pat dantukų. Ir čia dabar aš praplėčiau tam, kad jūs matytumėt, kaip prie pat dantukų prisisiuva užtrauktukas. Po to mes išlyginsim šitą užtrauktuko prisiuvimo užlaidą, taip lygiai, kad tie audinių kraštai ir būtų susiglaudę. Negalima jokių būdų taip ištempinėti, jas reikia išlyginti. Drąsiai iki pat viršaus, nebijokit, užtrauktukas nebijo karščio, lygintuvo gali drąsiai dėti ant viršaus, nereikia jokio skuduriuko. Ir pati pabaiga, puikiai įsisiuvo vienas ir kitas kraštas. Dabar einam išlyginsim. Norint prisiūti užtrauktuko kraštus prie siūlės užlaidos, naudosim vienpusę pėdelę. Jis yra specialiai tam skirta, kad netrukdytų užtrauktuko dantukai prisiuvinėjant siūlę. Ją galima užsidėti iš kairės pusės, štai taip, arba iš dešinės pusės, žiūrint, iš kurios pusės užtrauktuko jūs norėsite siūti. Prisiuvinėjant užtrauktuko užlaidą prie siūlės krašto,
būtinai reikia atlenkti, va štai taip, atlenkiam ir prisiuvinėsim per visą užtrauktuko ilgį iki pat galo prie vienos užlaidos, o kitą užlaidą siūsim iš kitos pusės. Dedam po pėdelę, būtinai siuvame su užtvirtinimais pradžioj pabaigoj ir dedame taip pėdelę, kad jos kraštas eitų lygiai su dantukų kraštu. Na štai, vienas kraštas prisisiuvo, siuvome kitą kraštą. Ir tai buvo paskutiniai paslėpto užtrauktuko įsiuvimo darbai. Ir iš vidaus, ir iš išorės užtrauktukas atrodo labai gražiai ir kokybiškai. Tikiuosi, kad mano pasiūlytas būdas jums patiks ir kad jūs lengvai, paprastai, greitai ir svarbiausia kokybiškai įsiūsite savo paslėptus užtrauktukus. Jeigu patiko šita pamoka, paspauskite like ir susitikime kitose pamokose. Su jumis buvau aš, Ramunė Savilienė. Gražių jums siuvinių.